Labas vakaras. Katalikų dvasininkai bando išgyvendinti aukų praktiką ir už religinės apeigas nustatyti fiksuotą mokestį. Telšių bažnyčia sudaryta vestuvių, krikštynų ir kitų paslaugų kainininką pakabino ant sienos. Ir atrodo, kad tai apsimoka. Ramunė Banzinė praneša, kad vienas Žemaitijos kunigas jau vairuoja 1/5 milijono kainuojantį automobilį. Kai kuriuos tikinčiuosius papiktino šis skelbimas vienoje Telšių bažnyčių. Jame nurodyta, kiek pinigų mokėti už paslaugas. Už krikštynas 100 litų, už laidotuvės ar santuokos sakramentą prašoma duoti 250 litų. Prie šios sumos nurodyta, kad papildomai reiktų atsiskaityti su zakristijonu, vargonininku bei bažnyčią puošiančiais. Šalia nurodytos ir kitos kainos. Tikintieji tokius kainininkus vertina skirtingai. Vieni sako, kad oficialiai paskelbus kainą nebekyla klausimų, kiek kunigui duoti. Man atrodo, kad gerai būtų. Va dabar noriu užsakyti mišias ir nežinau, kiek reikia. Kiti kategoriški. Bažnyčioje galimos tik aukos, o ne kainos. Man atrodo, kad kiek žmogus išgal, kiek gal tiek ir auko. Taip reikėtų būti. Kaip kas išgal. Jie tokių vargšų, kad neturi iš kur mokėti. Noriu padaryti tą darbą. Ne, į kainą negal būti. Pirkti, parduoti religinis tus visus tokius. Negal būti. Turbūt iširdės, kiek aš aukoju, tai turiu užtekti. Bet taip nėra. Į Telšių katedrą šiandien rinkosi kunigai, čia vyko vyskupijos kunigų susirinkimas. Ką kunigai svarstė, liko už uždarų durų. Tačiau kalbintieji po susirinkimo tikino panašių skelbimų su kainomis bažnyčiose nekabinantys. Kaip ir visur ir visada buvo ir yra tik auka, be abejo auka. O kai kuriuose bažnyčiose yra visgi ta kaina nurodyta? Aš šito negaliu pasakyti. Ten, kur aš kunigauju, tikrai jos nėra ir kiek žinau, niekur nėra ir negali būti. Auka, ar tai bus už žvakutę, ar tai bus galbūt... Už paslaugą kažkokią, tarkim, mišias? Už paslaugą, už mišias, taip. Ne, kainas tikrai nėra. Sąmoningumą žmonių reikia ugdyti. Jeigu aš duosiu jums litą ir jūs prašau dirbkite savo žurnalistinį darbą mėnesio laiko. Tai kaip jūs manot turi būti? Ne, tai žmonių sąmoningumas turi būti ugdomas ir Vyskupų konferencija yra nustačiusi preliminarias aukas, kurias žmonės turėtų galbūt paaukoti, kad galėtų ir bažnyčiai išsilaikyti, ir kunigai išsilaikyti. Tai yra preliminaru. Prieš keliarius metus Vyskupų konferencijos išplatintas rekomendacinis raštas kurijoms yra pagalba kunigams žmonių klausinėjamiems apie aukų dydžius. Bet nurodomi aukų dydžiai esą nėra privalomi, nors bažnyčios būtent iš aukų ir išgyvena. Beje, kai kurie įtakingi dvasininkai teikti sakramentų atvažiuoja ir štai tokiais limuzinais. Prie prabangaus, esą ko ne 200 000 litų vertinamo Lexus vairo, savaitgalį buvusio kunigo nepavyko pašnekinti. Zakristijonas sako, kad dabar klebono nėra, išvyko į Italiją. O kieno mašiną vairavo ir kiek ji kainavo, eiliniai bažnyčios tarnai tikina nežinantys. Ramunė Banzinė, Vilius Mačiulaitis, Telšiai.